Lietuvos vėliava buvo nupiešta. Laimingi pernai greičiausiai tarp lietuvių, bet atsilikot nuo estų. Šiemet net jeigu būtų visi estai suvažiavę ir visi latviai suvažiavę iki galo, kaip manot, tai būtų buvę. Labai kritingi žiūrovai, labai stiprus konkurentai. Šiandien mums labai sekėsi, vakar irgi. Tos merginos ant jūsų automobilio šono, man atrodo, Jos stipriai padilo šiandien. Kodėl aš norėjau sakyti, kad beveik kaip naujas, tai pasirodo klydau, tai ar Žygi tavo klaidos, ar Vaidas per greitai vis dėlto važiuodavo? Irgi balso beveik nebelikę, ne? Ar garsiai teko rėkti šiandien skaitant stenogramą? Tai pernai sezoną jis irgi taip, Zarasuose puikiai, po to jau pergalė po pergalės. Tai jeigu Bernas atgarbės pakilos grįžta, tai visi tuos pirmosius laiptelius praktiškai lipat reguliariai. Labai tikiuosi, kad šiemet labai lengva nebus, nes Martynas dabar labai greitai. Konkurentai labai stiprus sezonas. Reikia ne tik greičio, bet ir sėkmės. Koks maksimalus greitis buvo šiandien? Manau, užtenka pasakyti, kad vidutinis buvo neretai 110-150 greitis. Labai greitis. Paleidžiam. Ačiū prizininkams kol kas. O gal kitiems ir keturi greičiausi ekipažai. Ir visi jie yra iš Lietuvos. Ačiū Jums. Netrukus po maždaug